What's good guys, kaip visada su jumis sveikinasi Daumantas iš Baller.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir vertinsime šių metų labiausiai neįvertintą krepšinio modelį Nike Zoom Freak 5. Ar penktasis Greek Freak modelis po stebinančių dizainų slepia puikaus krepšinio batelių ypatybės? Sužinosime netrukus. Let's get it. Nike Zoom Freak 5 išlaiko šiai vardiniai linijai būdingą pagrindinę batriušio konstrukciją, kurią sudaro itin plonas tinklelis, savo sudėtyje turintis sintetinio pluošto. Šis pluoštas pasižymi puikiamis tvirtumo savybėmis, todėl leidžia išlaikyti ultra minimalistinę batriušio struktūrą ir lankstumą. Didžiausia Nike krepšinio avalynės rinkoje esanti swoosh ženklą bei centrinę batelio zoną dengia paminkštinta sintetinė oda, suteikianti aukštesnės kokybės pojūtį, kartu užtikrinant patikimą stabilumą. Taip pat batriušio priekinė dalis slepia unikalią dizaino detalę – Janis marškinėlių numerį, kurio atskiri skaitmenys yra išsiuvinėti ant skirtingų batelių. Iš pagrindų atnaujintas batelio dizainas lėmė ryškius techninius pokyčius, ypač amortizacijos segmente. Neatsiejama Janis pagrindinės vardinės serijos dalimi tapusią individualių Zoom Air pagalių kombinaciją, Zoom Freak 5 iškeitė į standartinio dydžio pado paviršiuje įmontuotą Zoom Air pagalvę. Kitaip nei serijos populiariausias bei šoklumo pasižymintis Zoom Freak 4, naujasis modelis labiau fokusuojasi į tikslų aikštelės pojūtį, kurį papildo Zoom Air pagalės suteikiamas lengvas energijos grąžinimo pojūtis. Nepaisant pastebimai žemesnio pado profilio, itin minkštos falamputos suteikia aukštą komforto lygį. Kulno zonoje esantis pado įdubimas suteikia daugiau erdvės amortizacinės sistemos kompresijai, o tai užtikrina puikias smūgio sugerimo savybės, kurių pakaks daugeliui žaidėjų nepaisant jų pozicijos ar žaidimo stiliaus. Zoom Freak linija niekuomet nepasižymėjo elitinio lygio sukibimu, tačiau penktasis modelis yra pasiruošęs perrašyti šią istoriją. Išskirtinai Zoom Freak 5 modelis sukurtas sukibimo raštą sudaro visą armiją Milwaukee Bucks superžvaigždės logotipų, kurie jungiasi tarpusavėje ir tolygiai transformuojasi į itin galingą trikampių formos raštą kulno zonoje. Plati pado konstrukcija, didžiulis paviršiaus plotas ir minkštas gumos mišinys leidžia užtikrinti agresyvų bei patikimo kontaktą su danga, atliekant sparčius krypties keitimus ar staigius sustojimus. Tačiau dėl gana tankaus rašto priekinėje pado srityje, prašiau prižiūrimose aikštelėse teks dažniau nubraukti dulkes nuo padų, norint išlaikyti aukšto sukibimo lygį. Taip pat Zoom Freak 5 nerekomenduojama naudoti lauko aikštelėse. Dėka visame batelėje vyraujančio minimalizmo, Nike Zoom Freak 5 tapo vienu iš lengviausių batelių esamoje rinkoje, savo svoriu prilygstantis net Jordan Tatum 1. Vos iš keletos panelių sudaryta batriušio konstrukcija naudoja plonas bei lanksčias medžiagas, kurios jau pirmo užsidėjimo metu tiksliai prisitaiko prie žaidėjo pėdos ir nevaržomai juda kartu su ją. Aikštelėje jaučiamas žemas batelio svoris, suteikia didžiulę judėjimo laisvę bei žaidėjui leidžia išlaikyti aukštą efektyvumo lygį intensyvaus žaidimo metu. Taip pat solidų paminkštimo sluoksnį turinčios liežuvio bei kulno zonos užtikrina komforto jausmą ir pagerina batelio adaptacinės savybės. Atnaujintas Zoom Freak 5 konstrukcija turi labiau siaurėjančią batelio viršūnę lyginant su pastaraišiais šios serijos modeliais. Renkantis dydį, siaurą ar vidutinę pėdą turintiems žaidėjams tai jokio efekto nesukels, tad jiems rekomenduojama rinktis savo einamą dydį. Tačiau turintiems platesnę pėdą vertėtų rinktis pusės dydžio didesnę porą. Nepaisant ypač minimalistinės ir lengvos batelio struktūros, Nike Zoom Freak 5 išlieka patikimas ir šioje kategorijoje. Pėdos priekyje agresyviai išplatėjantis žemų profilio platforma sukuria platų paviršiaus kontaktą su danga, o tai užtikrina tikslų bei stabilų judėjimą aikštelėje.
Patikimą šoninį stabilumą generuoja visą batelio šoną dengiantis masyvus swoosh ženklas, kurį papila batviršiai integruotos juostos besijungiančios su asimetriška batviršio sistema. Abiejose pusėse esančios juostos batviršio užveržimo metu pilnai apgubia pėdą ir tvirtai užrakina ją ant platformos. Taip pat integruotas užkulnis bei puikus kulno išgubimas užtikrina kulno fiksaciją ir stabilumą. Lyginant su ankstesniais šios serijos modeliais, Nike Zoom Freak 5 yra tikrai kitoks, tačiau tiek pat puikus. Elitinio lygio sukibimas, stulbinančiai lengva konstrukcija bei itin sparti amortizacinė sistema naujausią Zoom Freak linijos atstovą pavertė vienu geriausių gynėjams skirtų krepšinio siluetų visoje rinkoje. Nepaisant to, išlikusių universalumo prigimtis leis šiuo modeliu džiaugtis daugeliui žaidėjų, nepaisant pozicijos ar žaidimo stiliaus. Ir nors naujasis Zoom Freak linijos įvaizdis sulaukia dviprasmiškų vertinimų, tai yra tikras krepšinio avalynės slyperis. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas. Ir žinoma, šiuos bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje, o jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvėjodamas rašyk mums komentaruose bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalink šią apžvalgą su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.